Antras klausimas. Dėl 2015 metų nepanaudotų savivaldybių biudžeto lėšų piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti naudojami. Pranešėjai Vilija Raškevičienė. Yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimų projektas dėl 2015 metų nepanaudotų savivaldybių biudžeto lėšų piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimui. Savivaldybės taryba vadovaudamasi piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir patvirtintų tarybos sprendimų dėl piniginės socialinės paramos teikimų nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo nusprendžia 15 metais nepanaudotas 243 000 eurų savivaldybių biudžeto lėšas piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti ir mokėti. Pirmiausiai naudoti kitai socialiniai paramai, tai yra nukreipti į 8 programą. Tai iš viso 8 programai 6 priemonėms būtų skirta 109 229 eurai. Toliau nukreipti ir naudoti trečiai programai, tai yra gatvių apšvietimui ir rekonstrukcijai, tai būtų 125 771 eurą ir nukreipti penktai programai priemoniai atliekų tvarkymui priežiūrai seniūnijose 8 000 eurų. Tarybos nariai, ar turite klausimų, prašau? Norėjau paklausti vicemerės, kadangi jinai labiausiai atstovauja, bent jau taip išreikšdavo, kad atstovauja socialinę sritį ir visada kovodavo už kiekvieną litą ar eurą, kuris vykdavo ir visada džiaugdavosi socialinėje srityje. Tik noriu paklausti, pirmi 6 punktai viskas tvarkoje, kaip ir tiesiogiai liečia tą veiklą, bet gatvių apšvietimas, rekonstrukcija, tai yra didesnė dalis negu pusė šios sumos. Manau, neteisingas ir netikslingas sprendimas skirti šiai sričiai, kadangi būtent merės žodžiais apšvietimui mes turime pakankamai lėšų, kad jos galėjo apšviesti gatvės, būtų apšviestos labiau negu praeitą kadenciją, kur valdė buvusi valdžia. Tai, kaip matau, tos lėšos buvo taip ir nuplanuotos iš šio eilutės jūsų pasisakymų. O Irenos, kodėl nenorite apginti ir kad socialinės srity būtų skirta daugiau arba plačiau šių pinigų? Jo, iš tikrųjų tarybos narė, aš už klausimą vicemerė kuruoja vaikų teisės ir ekologiją, socialinius kol kas ir sveikatą, atsiprašau, vicemerė, tai dėl socialinių klausimus galite užduoti klausimus tiesiogiai man. Ir aš manau, kad apšvietimas lygiai taip pat gali būti traktuojamas kaip socialinė reikmė, nes jeigu jum iš tikrųjų kaip tarybos narį nerūpi, kad Širvintų rajono miestas ir gyvenvietės būtų apšviestos ir kad žmonės galėtų vaikščioti saugomis gatvėmis, tai aš manau, kad apšvietimas keliai yra prioritetiniai mūsų dalykai. Tai yra tiesiogiai susijęs su kiekvienu Širvintų rajono gyventoju. Vicemerė, prašau, čia. Galiu tęsti atsipratę. Socialinio komiteto pirmininkė yra sakytas prieš metus. Tos stovyklos lėšos buvo panaudotos, išnuomotai, elektrinės užtvankai dešimtį. Taip. Tai, nemanau, ant kiek čia socialinis sritis, bet dabar tai, kad gyventojai, kurie kartais turi negalią vaikščiojimo, eina sulūžusius šaligatvių buvusių, arba neapšviestų, arba tie, kurie su vaikų vežimėliais stumėsi, kai šviesos nėra jau dabar iš viso tam slanksti, kaip suprantat, laikui pasikeitus. Ir jeigu jūs galvojat, kad tai ne socialinės sritis, tai mano nuomonė galimai jūs labai apsirimtas. Ir mano nuomonė tai yra socialinės sritis. Prašau, jūs turit spakamas. Nu, žiūrėkit, čia būtų kaip replika. Mateika nepasakė, kad jam nėra svarbu. Jis paklausė, ar būtent iš tos eilutės. Taip, žiūrėkit, aš replikuoju, aš neatsakau. Aš replikuoju tą teisę, aš turiu. Tai
sritis arba medicina, tai kalbėjai mediciną, tie pinigai nukeliauja. Gerbiamas Žygimantai, man labai gaila, kaip jūs kolega taip žemina, žiūrėkit, jūs čia žeminat, pasakyti, žiūrėkit, kokiais jūs turėt kartoti arba jūs pataisyti. jūs žeminat, todėl kad jisai pasakė, kad reikalingos tos lėšos ir galėjot paieškoti iš kitos eilutės. Ir nereikia žeminti pateikti, mano prašau. Prašau, pateikti pasiūlymą iš kokios. Prašau, Jonas. Ir jūs sakėt, jūs dalyvaujate ir kaip gavo. Šiaip tyčytis galbūt dar nereikia, bet mes turime informuoti rajono gyventojus, kad gatvių apšvietimą nepasiturintieji rajono gyventojai. Tai šitą, kad būtent jiem yra buvusi skaitytinė rajonas. Mes balsuosim už, bet pasakom iš kitos eilutės. Norėčiau paklausti pranešėjos, ar šios nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos yra būtent savivaldybės biudžeto, ne valstybės deleguotos ir jos buvo per daug suplanuotos biudžete. Tai vienas klausimas. Ir antras klausimas, jūs pristatydama pasakėte, kad pirmiausiai bus panaudotos trečiai programai, ne, aštuntai, paskui trečiai, paskui taip toliau. Ar aš teisingai supratau, kad kai panaudosite trečią, tada tai galėsit skirti aštuntą. Ar jeigu yra patvirtinta, tai ir iš tos programos bus naudojama. Kaip ir turėtų. Aiškumo. Taip. Šitos lėšos nuo 2014 metų, jos yra savivaldybės biudžeto lėšos. Šios savivaldybės biudžeto lėšos yra suplanuotos ir planuojamos savivaldybių biudžetams finansinių investicijų įstatymo. Tik tais nuo 2015 metų sausio 1 dienos socialinės paramos įstatymų yra įtvirtinta nuostata, kad visos lėšos, nors jos yra iš savivaldybės biudžeto, turėtų būti savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, parodomos kurių naudojimas. Tai iki pirmo klausimo ir atsakau. Dabar dėl antro klausimo. Gal aš taip tik perskaičiau, kad nepanaudotos lėšos pirmiausiai yra nukreipiamas 8 programai, bet jos jau yra dabar visos paskirstumas 8, 3 ir 5. Jos bus visos naudojamos iki gruodžio 31 dienos visom programom. Dabar patikslinimą, ar vis tik tai savivaldybės biudžeto nebuvo panaudotos, dar yra spalio mėnuo, jūs jau žinote, kad Gerbiama tarybos narė, taip, planuoja, man neatsakė į klausimą. Jums du klausimai. Man neatsakė, aš norėjau patikslinimo, noriu išgirsti atsakymą. Tai planuojama, kad jos bus nepanaudotos. Gerbiami tarybos nariai, norėčiau dar informuoti, iš tikrųjų, kaip vicemerė pasakė, praeitais metais apie 300 tūkstančių buvo panaudota čia mūsų šitai elektriniai tvarkyti, remontuoti, tai ten jokios socialinės reikmės nematom, nes tai nėra mūsų ir jinai išnuomota yra ir tai buvo būtent už šitas lėšas sutvarkyta ir kreipėmės, jeigu aš neklystu, ir direktorė negalim tiksliai pasakyti, antradienį ar tai trečiadienį į generalinę prokuratūrą dėl lėšų iššvaistymo. Prašau dar klausimus narys. Aš noriu patikslintumėt, ar buvo iš tarybos narių gauta truputį pasiūlymų būtent šitų lėšų panaudojimui, nes mano vadovaujamas komitetas tokių pasiūlymų nesvarstė, kadangi nei vienas tarybos narys šių pasiūlymų neteikia, tai reiškia, jie sutinka su tai, kas siūlo administracija. Jeigu mes nepadarom savo namų darbų, tai... Ačiū tarybos nariui už labai gerą klausimą ir pastebėjimą, nes būtent tie žmonės, kurie šiandien kelia diskusiją, ar reikalinga apšviesti Širvintų miesto ir kaimo gatves, būtent šie tarybos nariai net komiteto posėdėje nedalyvavo ir nekalbant apie tai, kad nepateikė ir jokių pasiūlymų. Tarybos nariai, ar galime diskusijas užbaigti ir prašau, Vidmantas Narys. Visada dalyvauju komitetuose ir išsakau visada savo poziciją vienu ar kitų klausimų, taip pat teikiu ir pasiūlymus. Jeigu informacija būna pateikta paskutinę minutę, o tai prieš keletą dienų, aš manau, kad įsigilinti ir pateikti pasiūlymus spėjama tik tai žodžiu. Jeigu